Labas vakaras. Po ilgesnės pertraukos darau TonyBet video. Kaip matom, akaunte per mėnesį laiko esu 8 eurus minuse, labai užkniso mane šitas akauntas. Ir TonyBetas apskritai, tuo jau parodysiu kodėl. Dėl techninių kliūčių esu dabar peršokęs į antrą statymų puslapį, kelis kartus buvau pasiekęs jau 2000 eurų. Ir dėl kelių nesėkmingų statymų tekdavo grįžti atgal. Štai, čia yra įvairūs statymai. Tuoj parodysiu. Visą šito akaunto nelaimingumo esmę. Kaip matom, prie match statymai nedidelėm sumom, kur yra maži maksai, eina labai aukštų procentų. 80% praeinamumas tokių statymų. Ir dabar atkreipkite dėmesį live. Dar 0,4, šiandien yra filmuojant 05.05. Štai matom 04.29. Live dar stačiau, nebuvo apribotas live maksimumas. Štai matom Ispanijos moterų lyga. 2 statymai po 144, iškart vienas po kito sekė. Prieš tai su Alba kėliniai 2. Vot iki šitų 4 nesėkmingų statymų, kurie suvalgė beveik 1000 eurų. Akauntas buvo aukštumoje ir akaunte leisdavo statyti live, kartot kiek nori įvykius. Tai aš ir kada dariau, atrodo, paskutinį filmavimą, dar galim peršokti puslapį su Rusijos moterim. Ten taip pat prištampavau labai gerai, sėkmingai. Štai matom Jekaterinburgas. Stačiau live. Prieš mačą stačiau -4,5. Live stačiau pergalę. 3 kartus pergalę. Sėkmingai pastačiau. Dabar grįšim į pirmą puslapį. Pirmam puslapį pagal balansą matom, kad daug pralaimėtų statymų. Nelabai turiu laiko, negrįžinėsiu. Tiesiog parodysiu, dėl ko įsijungiau kamerą. Yra pora live statymų. Kaip matėm, 29 dieną dar buvau statęs po kelis kartus ant to pačio live'o. Ir štai, akauntas nėra pliuse. Taip. Kurios čia tos rungtynės? Ravena. Štai Romos Virtus Ravena rungtynės einam. Life duoda 170 taškų po 2 kėlinių. Imų mažiau. Net ir Life jau padarė limitus. Tokius, kokie yra prieš varžybas. Life būdavo šiaip, dvigubai gal geresni limitai nei prieš varžybas. Live limitas 58 eurai. Smagu. TonyBet. Siūlau visiems vengti tokios kontoros. Labai nerimta kontora. Dabar pažiūrėkime, ar galėčiau pastatyti -17,5. 0,0. Viskas. Akauntas 8 eurai minuse. Antrą dieną paėmus akauntą, jie man prie match statymų maksimumus perkirpo per pusę. Pusiau sumažino. Live buvo keli sėkmingi statymai. Toliau vėl krūva nesėkmingų statymų. Šokinėjau nuo pliuso prie minuso, kaip amerikietiškais kalneliais važiavau. Tačiau jiems tas netinka. Jie man uždėjo limitą, kad aš galiu vieną kartą live pastatyti, nekartot. Štai rungtynėse matom visą krūvą koeficientų. Ir kadangi pastačiau visą maksimumą, 58 eurus ant totalo, tai negaliu statyti ant jokio kito koeficiento iš visų esančių. Ir net nereikia būti pliuse, kaip man žmonės rašydavo uždarbį, su manim ginčydavosi, sakydavo, aš nedidelėms sumoms statau, bet aš laimiu po nedaug, tai jie manęs nepastebi. Toks dalykas yra neįmanomas TonyBet'e. Jie stebi viską, jie mato viską, jie viską supranta, kas gerai moka žaist, kas nemoka žaist. Ir štai nereikia net būti pliuse, jie daro tokius dalykus. Apriboja sąskaitas, nesuprasi kokiais argumentais, kokiais motyvais. Tiesiog.
Pasižiūrėsiu prancūzai, kokie live limitai. Prancūzam ir šiaip prieš varžybiniai limitai yra didesni. Irgi 320 prancūzams live, irgi turbūt dar kartą pusiau perkirsta. Prancūzams aukščiausias lygis, tai visada būdavo didesni limitai. Na, vargas su tokio akauntu pliusinti yra labai sudėtinga, dabar esu apribotas ir live statymais, na, pasižiūrėsim, 58, kaip matom, ant mažų lygų, pasižiūrėsim, kaip seksis, kol kas tiek.